Nupirkau Eliai štai tokius krokus, jinai nešios juos lauke. Ir Alicai tokį lūpų balzamą, kad jinai einant į lauką pasiteptų lūpas, nes pas Alicą greičiausiai kaip ir pas mane toks nuo saulės poveikis būna. Jeigu nepadengia lūpų, tai atsiranda pūslelės. Pas mane irgi buvo atsiradę pūslelės ir išaiškėjo, kad tai būtent nuo saulės tokia reakcija ir aš dabar nepasitepus lūpus neinu į lauką. Elijos kitą mėnesį gimtadienis ir mes nupirkome štai tokius saldainius, galės vaikai pasukti, kam koks išpuls ir ragauti challenge'ui. Vyrui nupirkau štai tokias kojines, jisai turi naują tokios spalvos vasarinį komplektą ir mes kai važiuosime prie jūros, tai čia jam bus tos kojines prie to vasarinio komplekto, jam tik nepatiko, kad čia katinėliai, bet jie ant pėdos. Vaikam nupirkau tokius tiktakus, tie į lūpų blizgi, Alicai į nagų dildę. Žiūrėkit, tokie va moteriški kvepaliukai. Pagal akciją paėmiau ir pagal akciją paėmiau va tokius va vyriškus kvepaliukus. Čia tie, kur pirkau kvepaliukai, žiūrėkit, kaip buteliukai atrodo moteriškų. Ir čia vieni iš tų vyriškų, kaip atrodo buteliukas. Ir vyras man nupirko štai tokią va rankinę. Išėjau su vaikais ir šunimis pasivaikščioti, labai geras oras. Žiūrėkite, kokia saulutė. Mano dar 2 merginos. Šiandien užsidėjau tuniką, kurią pirkausi, galvojau nenešiosiu, bet jinai man prie temperių labai gerai tiko. Tai užsidėjau. Nusprendėm pasivaikščioti, to valgytojai sugaminti, vištienos filė, grikius išvirsiu. Užsidėjau basutes, kurias pirkausi vestuves, jos odinės labai patogios. Tai tokių guminukų davė kaimynė vaikams. Žiūrėkit, kokie įdomus, kaip citrina. O mes atėję buvome banke dėl jos banko sąskaitos, nes jinai gaudinės stipendiją. Ir nupirkome mano vyrui dovaną. Šiandien lygiai 7 metai, kai mes susituokę. Tai va, nupirkome dovaną tokią nedidelę, tiesiog taip simboliškai. Nes netgi jam nežinau, ką pirkti, kadangi jis viską turi ir jis toks žmogus, jam labai sunku parinkti dovaną, nes ne viskas jam įtinka, ne viskas jam patinka, tai sudėtinga. Bet vis tiek nusprendėm jį šiek tiek pradžiuginti tokią dieną, kai grįš iš darbo mes jį pasveikinsime. Na, šiaip aš pasveikinsiu, bet ir vaikai galės kartu, jeigu norės pasveikinti. O mes atvažiavome į verslo technologijos mokyklą. Tai mokinsis virėjo specialybės. Šiandien reikia pasirašyti sutartį. Planavom važiuoti su tėja, bet po to nusprendėm važiuoti visa šeima. Ir po to, kažkur praleisti visa šeima laiką. Linksmai. Štai ten yra bendrabutis, jeigu kam reikia, iš moksleivių, kas iš toliau. Ir va čia va ta mokykla. Štai tokia. Sutartį pasirašėm, mums padarė ekskursiją po mokyklą.
užėjom į kirpyklą ir išpildėme Elijos svajonę, mes jai patrumpinom plaukus. Jinai norėjo trumpų, visai trumpų nekirpom. Grįžome namo ir vaikai man padovanojo štai tokį šokoladą, kadangi mano šiandien vardadienis. Todėl mes šiandien ir nusprendėm pasėdėti kavinėje, nes pasirašėme sutartį, tie mokinsis naujoje mokykloje, virėjo specialybę ir mano vardadienis.